Tai apie pletkus, apie Žemaičio redaktorę, kad nors papletkavokit. Laikraščio Žemaitis, turit pletkų kokių? Ne, aš pletkavoju apie jau numirusius žmonės. Okay. Mes esam Juozas ir Rita, ar ne? Ir šio viešbučio savininkai. Ir papasakosiu trumpą istoriją, iš kur tas viešbutis atsirado. Tai jau mintis apie tą viešbutį, apie šitą vietą sukosi prieš kokią 14 metų. Teko vienas sykį ateit paklausti, ar parduodamas šis pastatas, buvau gal labai jaunas ir išprašytas labai greitai lauk, bet taip vos net jau nelabai mandagia forma. Nu, okei, išvarė. Paskui buvo dar kitas užklausimas, gal prieš kokią, dabar įmant prieš 6 metus vėl. Ir paskutinis buvo 18 metų, žmona išskridinėjo į Stambulą berods. Ir turėjau vežti Rygos oro uostą. Užmiršau, kad uždaryta buvo pervaža, nes remontuojama buvo, tunelį darė. Ir šitoje aikštelėje apsisukinėjant man buvo sekmadienis, 19 diena. Apsisukinėjant toje aikštelėje, jinai pažiūrėjo tą pastatą ir sako, reikia kažką kitko pradėti svajoti, nes čia nieks nesigauna mums. Sekmadienis. Pirmadienį aš turiu prenumeravęs, visus ten. Komercinės patalpos, garažai, kas mane domina, naujienas, skelbimų metą. Skambina draugas, ar tu matei, Juozai, ką išmetė? Ne. Sakau, kaip tai? Sako, aš tau atsiųsiu. Parduodamas namas. Prie nuosavų namų kaip įdėtas. Aš staigiai skambutė architektams. Ar yra paveldas istorija? Sako, nėra. Toliau skambinu Ritai. Sakau, jinai užsienį. Sakau, būk gerai, įsijung greit Messengerį. Kadangi ne Europos, grįšiu viešbutį, prisijungsiu, pasižiūrėsiu. Sakau, ne, dabar greitai. Tai kol jinai prisijungė, praėjo gal 10 minučių. Ir sako, ką darai, Juozai? Niekas, ko rankpinigius vežu. Bet buvo nupirkimo istorija, tokia. Imam ir be galvų buvo iš karto perkama. Tai nupirkę ką padarėt? Nupirkę iš karto važiavom pas architektus. Vienus ir pas antrus, ar ne? Mūsų vizija iš tikrųjų nebuvo, buvo mažesnio viešbutuko. Tai buvo to virš kur valgyti pusryčius, buvo garažas ir ten buvo terasa. Kad ten atsiras ant to balkono atsiras kažkokia kavinukė, terasikė tokia maža. Ir architektai pasakė, Juozai, jeigu darom, tai darom taip, kad talpintum autobusą. Netalpini autobuso, nedaryk iš viso. Ir pradėjom dėlioti finansus, teko atsisakyti antrų namų Tenerifei, teko atsisakyti namų Palangoj parduoti ir viską investuoti čia. Tai kiek investavot? 2 milijonus. Čia su pirkimu? Su pirkimu 2 milijonus. Ir nuo to laiko, kada pamatėte, iki to laiko, kada jau kirpote kaspiną ir jau per kiek laiko praėjo viskas? O praėjo metai ir 9 mėnesiai. Taip greitai? Taip. Fantastika. Nes dirbom iš karto, sakykime, griuvimo darbus, ardymo pradėjom neturėdami leidimų. Turėjom leidimą ne statybom, o turėjom ardymo leidimus. Ėmėm tiesiog leidimas po leidimo, jau kol gavom tikrą statybos leidimą. Tai gerus dalykus šnekam. Tai einam parodysim, ką jūs suardėt, gerai? Einam, tada turą padarom. Kas dasistatė? Dasistatė restorano priestatas ir dasistatė 3 aukštas, ne? Šita linija, būtent šito parduotuvė pas mus yra, išliko ta, kur buvo, tik virš jos iškilo 2 ir 3 aukštas. Toliau iš priekio galime eiti parodyti su pastatą. Į patį priekį nueiti. Gerai, viskas. Puikiai pasakojat. Puikiai. Matosi, mokykloje turbūt visada pirmūnas buvot. Bet antrai. Ką? Antrai. Antrai, Mane vaidindavo visą laiką gabiu tinginiu. Bet gabiu. O į gatvės pusę dasistatė nuo tos matomos kolonos, nuo restorano pusės. Šitas visas priekis yra dastatytas naujai. Jo nebuvo. Kiek bendras plotas yra? 1000 dabar šiai dienai yra 1170 kvadratų visų. Aišku, tas neįsiskaičiuoja sklepai. Nes dabar jau pagal naują įstatymą sklepai, kas yra po žemė, nebesiskaičiuoja jų užstatymo plotą. Tai va. Gerai. Einam per registratūrą dabar. Gerai, einam. Čia gimė rūkomojo zonos iš pradžių nebuvo, po to gimė dar, kad reikia rūkomojo zoną žmonėms padaryti, kad nebūtų to, kad rūko pas mūsų lauko terasai, kur žmonės yra su vaikais, kad kas rūko, prašom, yra zona tam skirta, nueiti parūkyti. Tie, kas rūko, viską kontroliuoja čia, nes kas ateina, kas negauna staliuko. Strategiškai gera vieta. Kiek parkingo vietų? Parkingo vietų 14.
Kaip ir pagal kambarius reikalinga 2 kambariams vieta statymo vieta, bet mes dar turim tokią palankę vietą savivaldybės aikštelę. Čia, ne? Jo, kurią patys prižiūrime, Šitą tvarkomės ir šitą mums leidžia naudotis. 20 kokie 4. Taip, praktiškai visada užtenka vietų pasistatyti Liuks. automobiliams. Prašau, pažiūrėkit, čia ir mūsų registratūra. Registratūra šiandien dirba sūnus Mantas. Mantas, šeimos verslas. Jo, šeimos verslas, kuris yra atsakingas už viešbutį. Gerai. Kvapai. Kvapai, gertuvės su mūsų logotipais pasidarė, tokius esam. Jas dovanojame savo ir viešbučių svečiams, ar ne, kaip atsiminimą, atlikėjams, kurie atvažiuoja koncertuoti. O pavadinimas, iš ko kilo, kai rinkotės pavadinimus, kokius svarstėte? O su viešbučiu vienintelis buvo. Vienintelis, ne? Su viešbučiu buvo taip, viešbučio pavadinimą aš pasakiau, sakau, sutinkate šeimą, sėdėjom visi prie stalo, taip. Sakau, o jaunimui atiduodu restorano pavadinimą kurti. Nes nenorėjom prie Oginskių pavadinimo restoranui prisikipti, nes tada labai prisirištum prie maisto ir prie visko kito, prie istorijos, ko iš tikrųjų gal nereikėjo. Daug kas mums sako, oi, nelietuviškas pavadinimas. Flow, bet flow, jeigu mes kažkiek jau suprantam ar ne, tai yra tėkmės, rovėkas ir veža. Tai būtent čia jaunimų buvo atiduota ir jaunimas sprendė tą Mantas su Justu, su dar vienu sūnu ir su dukra ir su sese. Tai 3 vaikai ten sprendės. Ką turime? Turime įsivedę naujieną, turime dviračių žmonėms. O ten galite parodyti tą paveiksliuką, kokia istorija yra, kaip tai yra susijęs su tas, kas nuotrauka yra. Čia yra čia toj nuotraukai yra ta, ką mes nupirkom, ar ne? Ir tas, kas visada liks mūsų atsiminimuose. Būtent tas pastatas, tie medžiai, ar ne, kaip tas pastatas buvo pasislėpęs po medžių lapyje ir kas jame buvo. Kas jame buvo? Jame buvo Žemaičio laikraščios redakcija, ar ne, pati. Kiek suprantam, seniau stovėjo spausdinimo mašinos anksčiau, ar ne, ir toliau buvo keletą ofisų nuomojamų. Gerai, ačiū. Čia galima... Čia į viršą. Gerai. Azijai labai patiktų tie aukso elementai, kad kas pasusivėta ir čia iš karto turėtų būti atvažiavę. Kaip ir čia turėjom iš pradžių vieną sprendimą, lentelių, ne evokacinių. Pamatę pacuose sprendimus kitose viešbučiuose, važiuojam į kitus viešbučius, važiuojam tą, kad pasisemti idėjų. Ir kartais man žmonas sako, per daug klausinėjai nuvažiavęs ten visų, kaip čia tas, kaip tas. Bet sakau, aš semiuosi idėjų, tą, kad parveš čia ir pagerinti čia pas mus. Aišku, mums ko trūksta, ne labai. Aš pastebiu, kad mums trūksta aptarnavimo. Būtent, kai nuvažiuoji į pasus, net pusryčių zonoje aptarnavimas, taip pat dar gyvendinti mums tą. Bet tą padaryti, žemaičiai mūsų mentalitetas yra biški paprastesnis, ar ne, sakykim, toksai stačiokiškai biški, galim pasakyti, biški grubiau pasakyti. O Vilnius vis tiek jau kosmopolitiškas miestas, biškai viskas tenais yra švelniau, gražiau, sakykim, su aptarnavimu, man ten labai patinka. Tai va, ką turim galidoriuose, turim įsikabinę paveikslus, tai kas yra mūsų viešbučių istorija, tai yra, ne, patys Oginskių rūmai čia pat per gatvę, Plungės parke. Nuotraukas gavom iš istorijos mokytojų, jeigu nuotraukas 1938 metai siekia, ar ne, detalės ir galima daryti. Čia yra įdomu nuotraukų išlikusių, būtent čia yra tas mūsų kriuklys dabar, kur ir yra, ne? Tai va čia, jo, taip. Kelintų metų čia nuotrauka? 1935, o čia pat buvo Oginskių mergaičių prieglaudos namai. Buvo toks pastatas, Oginskiai buvo įkūrę prieglaudos namus. Tik dabar, nežinau, ar nepamelavau, ar berniukų, ar mergaičių. Supratau. Jo. Va čia, kur sakiau apie šitą nuotrauką, ne? 1938. Tas pastatas buvo pastatytas, pirmasis pastatymas 1937. 38 tame pastate buvo elektrinė. Dabar toje vietoje pas mūsų yra virtuvė. Būtent tokie varikliai, tai tos nuotraukos man kažkas. Šalia, labai netoli to vadinamo krioklio už posūkio, yra tokia
buvęs tenkinukas. Ir čia maudos 4 pulko kariai su arkliais, nuogi. Tokios nuotraukos jau įspūdingos. Stipru. Svarbu, kad Facebookas neužblokuotų patonų. Jo. Čia irgi 1938, ar ne, prie mūsų krioklio kariai nuotrauką pasidarė. Labai gražu. Ir kai Tai vadinasi krioklys? Turi pavadinimą, tokį kaip ne, nes antroji pusė gatvės buvo Zakso malūnas. Ai, va taip pat Jo, malūnas. Zakso malūnas buvo antroji pusė. Dėl to ir buvo krioklys padarytas, kad ten buvo tas malūnas, ar ne? Čia vat ir buvo, kai nupirkom prie krioklio, tas laiptų nebuvo. Kad žmonės galėtų ateiti ir arčiau pamatyti krioklį. Todėl mes ir darėme nuėjimą žmonėms. Ir tą taką praėjimą, kad žmonės krioklį galėtų ne kaip seniau pamatyti iš viršaus, o galėtų pamatyti viso grožio. Taip, ir galima tada nueiti į 3 aukštą, pažiūrėti tų paveiksliukų. Tai žinot, kaip galim užeiti. Kiekvienam aukšte yra. Galim užeiti. Turit raktą, kuris visas duris Aš atidaro. tuoj paprašysiu tada Manto, kad jisai gal pasikeltų su raktu pas mūsų 27 kambario. Ai, gerai. Tai gal tada einam į 3, jūs tada lauktų mūsų? Gerai. Tai gal pro čia galim praeiti, ne? Edukacinis čia. Supratau. Čia edukaciniai. Kiek žmonių dirba? Dabar viešbutyje, ar ne? Viešbutyje ir plus po to atskirai restoranas. Man tu paimk master raktą, tai eisim į 27 kambarį. Mes dabar biškai 3 aukštą einam. Čia turim pasidaryti mini-bibliotėjas ir bibliotėką. Žmogus gali čia prisėsti arba neštis į viršų, arba į kambarį knygą paskaityti, pasižiūrėti, nes iš tikrųjų yra įdomių knygų surinktų tokių. O knygų gauname įvairiai. Kitas įgis svečias pabuvęs pamatęs mūsų tą biblioteką, atneša mums knygų savo. Kaip pavyzdžiui, paskutinės gavom šitą ir Litvako knygą. Pasportą, ne? Taip. Ir ypač žmonės atneša naujas knygas, padovanoja mums, matydami, kad turim ir žemaitiškos raštlevos, būtent gramatikos knygą. Žmonės galėtų pažiūrėti. Gerai, Rusys yra pas jūs? taip. Ir Rusija? Rusija yra darbuotojų poilsio kambariai, persirengimo kambariai ir sandėliai. Per visą aukštą, ne? Jo. 4 aukštai. Bandome eiti tą tvarumą, ar ne, kiekvienam kambarį mums neišeina daryti, kad žmonės galėtų rūšiuoti šiukšlės, bet prie kiekvieno lifto turime rūšiavimo šiukšlinės, būtent, kad vis tiek visi einam į tą tvarumą. Viešbutis naudoja tik tai žalinę energiją. Taip, tik tai žalę. Tai šildome su atsinaujinčiu ir siurbliai ar nestovi, nenaudojame jokių dujų, o elektrą perkam iš žaliosios energijos tik tai. O pasakėte, kad prieš tai statybose užsiminėjote, tai ką statėt? Mes buvom labai tokia sfera, mūsų buvo grindų betonavimas. Tik tai grindų betonas. Pats didžiausias objektas tai yra Žalgirio arena, betonuota. Tai va. O mano uošvis Vilniaus Akropolį betonavo. Vilniaus Akropolį? Top floor tokia kompanija. Joje buvo pramoninės. Supratau. Mes darėm smėlbetonį. O top floor tai buvo jau... Va, čia ošiu. Su estukais, ja. Čia yra Zakso, būtent, kur antroji pusėje buvo Zakso malūna. Ir ten dabar, jeigu aš parodysiu antroji pusėje gatvės, Plungiškių iniciatyva, ar ne, Eugenijaus Bunkos yra toks pas mūsų žmogus labai garsus ir garsus jis to, kad viešina mūsų istoriją, Plungės istoriją, jie yra litvakai žydai, ne, Lietuvos žydai, bet Plungė buvo iš tikrųjų žydų miestas, kažkada iki gaisro ypač. Čia yra Oginskių rūmai, po gaisro čia yra. Gaisro istoriją galite papasakoti? Nepapasakosiu. Reikės tada Jo, bijau, kad paskui nukrypsiu iš tikrųjų. Jo, čia yra pas mus gegužinė, bet čia iš tikrųjų šitoj nuotraukoje yra... Reikėtų bet turiu kažkur aprašą, kas per žmonės čia yra toj nuotraukai. Čia vėl ant tilto ir toliau mūsų yra Oginskių oranžerija senoji.
Gražu. Ir tai gal dabar eisim į tą 27 kambarį Gerai. ir neparodysim, kur dėl to lango, kur pasakoji. Taip, Instagraminis langas. Jau ten grinda Instagram. Čia kolegė man, Modesta taip yra pasakius, jinai karkliai turi svečių namus, tai va sako, o dabar praplėtėm valdas ir sako, va čia bus Instagraminis langas. Bet aš kiekvienas aukštas, ne, dar iš techninės dalies, ir kiekvienas aukštas turi savo atskirus rekuperatorius. Kiekvienas nepriklausomas yra. Tai pastate iš visi yra 5 rekuperatoriai. Tai yra 3 aukštas, ar ne? 2 aukštas turi savo, 1 aukštas zonos vienos, tai yra, kur yra restoranas, 4 virtuvė ir 5 rekuperatorius sklepe. Kiek šildymas, kiek šiaip vidutinė yra išlaikymo kaina? Elektros yra sunaudojama apie 20 000 kWh mėnesiui su viskom. Tas sezonas, kai nebūna šildymo ir šaldymo, tai būna apie 13-14 000 kWh. O kai prasideda šildymo šaldymas, jau 20. Bet dirbat visus metus? Ištisai. Ir užsakyti reikia į priekį metus, ne? Kaip sakė. Tai sakė, taip reikia sakyti. Tai apie tą 27 kambarį, tai irgi jau tokios legendos atvažiavo žmonės. Mes rezervavome kambarį su vaizdu į Krioklį, sako, ne? Ir mes jiems išrašom kortelę, tenais 306 kambarys, tai yra geresnis, taip jis turi vaizdą Krioklį. Bet tai sako, su vaizdu į Krioklį yra 27 kambarys. Tai reiškia, jau kažkur girdėjo apie tą 27 kambarį. Taip. Ne, atidaryk man tai jums kambarį. Prašom. Ačiū labai. Fantastika. Tai va, čia šito lango nebuvo ir kai ėjom ir sakau, čia buvo užmūryta, sakau, pjaunat langą, darot man didelį langą. Fantastika. Šitoje vietoje. Fantastika. Kai rinkotės iš visų alaus gamintojų, kodėl Gubernija pasirinkot? Iš tikrųjų žinojau, kad nenoriu Švyturio, ar ne? Gubernija dėl to, kad kažkiek tai yra arčiau mūsų krašto, tai yra Šiauliai, ar ne? Ir pats karts nuo karto ragaudavau jų alaus. Gubernija turėjo ten tokius buteliukus kitokius, būdavo senatorių alus kažkoks įdomesnis, patiko. Kunigaikščių? Jo, kunigaikščių buvo ten ir patiko. Aišku, labiausiai norėjom dirbti su Sakiškių alum. Yra toks Sakiškių alus Vilniui. Bet sunkiai su vežimais į tą kraštą, su logistika labai sudėtingai. O skonis pasikeitė Gubernijos pasikeitus savininkams, ar ne? Taip. Anksčiau buvo geriau, ne? Aš nežinau, kaip buvo geriau, nes nesu tas alaus gerėjas didelis, ar ne? Bet jie yra investavę nemažai, kiek suprantam, ar ne? Gavo neblogas sąlygas ir dėl ko dar? Dėl to, kad yra toj pačiu dabar jie priklauso mineralinių vandenų grupiai. Kai yra paketas, yra paketas. Bet skonis dabar geresnis ar prieš tai buvo geresnis? Kada prieš tai? Prieš kokį 10 metų. Aš negaliu atsakyti, nebuvo tas alaus gerėjas, kad galėčiau dabar atsakyti, kas buvo. Tam kambarį, kur pas mus buvo trūkumas, ar ne, neužtekdavo bendros sistemos kondicionavimo, nes daug langų, tai įdėjom, bet šiais metais įdėjom dar vieną kondicionierių. O pas mane yra kondicionierius, ar ne? Nėra turbūt, ne? Yra, ne? Yra, bet pas jūs eina iš viso... Per viso rekupos, ne? Per visus sistemas. Tai tos pačios sistemos, jos veikia taip, vasarą jo šaldo, žiemą šildo per tos pačius putimus, per pankoilus. Ir dar pasakojate apie čiužinius. Čiužinis, ar ne? Tai čia su lovom buvo situacija tokia, kad Plungiai buvo gamintojas, yra, galiu pavadinimas? Gali drąsiai. Jo, Polikora. Nuvažiavom šnekėtis, liktai iš pradžių sakė gal ir ne, nes gaminam tik tai skandinavams lovas, bet sakom, gaminat Plungiai ar ne, ir mes irgi būsim Plungiai. Tai pagamino lovas, tikrai esam patenkinti, nes kai atvažiavo viešbučio asociacija suteikti žvaigždutės, ne, ir pažiūrėjo pas mūsų lovas, ne. Niekad nesijaus, kad yra tarpas tarp dviejų lovų, jeigu išskait, nes yra ant čiužinis, po to seka čiužinys, ar ne. Ir kai jie pažiūrėjo, kad ir kušetė yra minkšta, paskutinė dalis irgi, ar ne, nepadėta, tai iš karto pasakė, kontinentinis lovos tinka 5 žvaigždžių viešbučiams.
Ir mums buvo klaustukas, sako, kodėl neeina tai 5 žvaigždės, tai pritrūkom šiek tiek vietos, kad įrengti spa. Ir, kaip tokiam miestui dasidėtų dar 2 pareigybės naujos, tai durininkas, šveicorius. Kai paklausiau, ar tai gali daryti vienas žmogus, buvo atsakyta ne, kad kiekvienai atskira pareigybė, tai užteko mums tų 4,5. Su pliusu. 4,5 dabar. Jo, 4,5. Labai stipru. Labai stipru. Ir dabar gavom apdovanojimą iš Bookingo. Lietuvoje buvo tik 3 viešbučiai, vertinami 9,6, 9,7 balų. Tai patekom tarp tų viešbučių. Nesvarbu, tenais 3 žvaigždės, 4 ar 5, ar ne, bet visose kategorijose turim tokį vertinimą. Ir bandom jį toliau išlaikyti ir pateisinti lūkesčius. Labai gerai. Gerai. O baldai? O baldai yra iš tikrųjų... Tendencija buvo tokia, kad nei vienas kambarys nebūtų vienodas. Tai visuose kambariuose skiriasi, detalės skiriasi šviestuvai, ne, kiekvienam kambarį. Kad žmogus atėjęs į kitą kambarį, kitai nakvynį, pasakytų, čia vis kitaip. Nauja, vis naujau negu kad bus. O baldai yra iš tikrųjų rinkti, kas tiktų prie spalvos, pagal, kad būtų ištiesiama, ar ne. Rinkom pagal kiekvienas, nėra gaminti kažkokį. Minėjot, kažkas iš šeimos labai dalyvavo interjero kūrime. Taip, žmona, nes jinai turi tą gyslelę meninę, tą tokią, tai jinai ir dalyvauja. Ir būna renginių, kai pati jinai dekoruoja ir ruošia renginius. Kaip ir vakar, pažiūrėjau, čia pas mus buvo terasų renginukas, ar ne? Taip pat žmona viską dekoruoja, pati ruošia. Dirbam iš tikrųjų visi. Aš matau. O ką prieš tai žmona darė prieš viešbučius? Prieš viešbučių žmona juvelyrikos versle. Tai bet jūsų šeimos irgi. Mūsų tam kitam versle irgi ten, kur šiek tiek to reikia meno ir supratimo. Labai įdomu. Labai. Šeimos verslas yra įdomu. Logotipą kūrėt patys? Ar kažkas? Logotipą ne patys kūrėm. Kūrė logotipą viešbučio, sukūrė, jeigu nepameluosiu, mūsų architektai, kas prisidėjo prie pastato. Jų komanda, ne? O kas architektai? Archera, OAB Archera, tai Egidijus Narmontas, Gvidas Šalkauskas, Telšiai. Taip, telšiškiai, tai, sakykime, tas Egidijus, vakar jo žmonos gimtadienis čia ir buvo terasai, nors nežinojamas, kas bus, ar ne, bet iš kur atvažiavo Egidijus mūsų architektai. Jisai yra tokių jau garsių, ar ne, architektų, tai Žebrausko mokinys. Tai va. O sakėt, interjero specialistai? Interjero Mile Studio. Kaunas, mergaitės jo. Ir jūsų žmona? Taip, ir kartu su žmona. Liuks. Gerai, einam toliau. Dabar čia 2000. Mes, aišku, galime įsiveršti pas tą mūsų ekspertą iš Maldyvų. Ir iškart jo paklaus, kas jam tinka, kas netinka. Pabandom aplaus klientą. Gerai? Su jūsų leidimu. To įsiveršim. Jeigu užpuls, tai išjungsiu, po to iš naujo perfilmuosiu. Labai kvapas geras. Kas gamina kvapus? Kvapus ir natūralios idėjos, iš natūralių idėjų. Tai Saugirdo Vaitulionio kvapai. Čia kažką reiškia? Čia yra Plungės miesto herbas. Va taip, masonai? Taip. Plungės miesto herbas. Čia geras, čia labai geras. Čia Plungės miesto herbas buvo. Aišku. Buvo ar? Yra. Ir nebėra, čia gavom iš mero dovanų. Kaip įdomu. Tai sakėt, litvakai ir masonai. Masonų aš nesakiau. Ten labai svečias. Labą dieną. Žiūrė, nes tai pas mus labai įdomus. Police. Jau pusryčiavote? Aš tai taip, o svečias tai nežinau, jis dabar gyvena visai kitoj dimensijai. Australijos laiko. Tai gal žmogus dar miega? Mūsų priemonės, ne? Ir viskas yra gaminta ir su mūsų logotipais. Taip. Kad žmogus galėtų netgi pasimti, parsivežti į lauktuvę namo, jeigu nesunaudoja, vis tiek kažkas yra, kai su logotipu, tai yra su logotipu, jau kitaip atrodo. Į kambariukus visada yra pateikiamas ir gazuotas, ir negazuotas vanduo. O pavyzdžiui, kada yra gubernija kaip alus, o vanduo yra Coca-Colos, tas Neptūnas, ar ne? Neptūnas, taip. Tai kai renkatės, yra geriau ryštis prie vieno, ar visgi daryti konkurenciją tarp jų? Konkurencija. Tada tu vieną pusę neprisiriši prie visų. O apie tokį melt water girdėjot? Girdėjau, taip.
Ačiū labai. O koks? Maltwater buvo laikas, kai Maltwater patys namus įsisakydavom paletę, parsiveždavom ir gerdavom. Ir kas nutiko? Nieko nenutiko, patys dabar įsipilam vandenį savo mistungį ir geriamas vanduo geras. Užsišaldom buteliuose, atsitirpinam ir galvom, kad geriam gal kažką panašaus. Nes domimės truputį mes tuo Maltwateriu. Ja, nes buvo mergaitės atvažiavusios čia iš Maltwaterio pas mūsų. Čia buvo... Mes rinkomės, mes iš pradžių turėjome, sakykime, mūsų kaimynų Telšių Tichės tą vandenį, ne? Taip. Bet paskui kažkaip perėm ant Neptūno. Ne, Tichė. Nes šnekėjom su daktaru ar ne vienu, sako, pagal sudėtį Neptūno vanduo ir artimiausias Viteliui. Va taip, o ne? Taip. O Akvilę lyginant su Neptūnu? Bet Akvilės man asmeniškai, pačiam buteliukai dabar Akvilės, ne? Superiniai. Taip. Dizainas, o ne, marketingas? Man Akvilės skonis. Man pačiam kažkodėl Akvilės skonis nepatinka. Tai va, o paveikslai, jūsų dabar va čia kaip? Paveikslai, sakykime, šitie Kriščiūno paveikslai, neturime jų berods jau 3 dabar. Prasidėjo viskas nuo šito paveikslo, kai iš draugo jį gavom atidarimui. Taip. Aišku, ir po to prilipo. Po to pamatėm, kad kampe kažko trūksta, tai vienaragis, jeigu šviesus mergaitės uždengtų, pas mus atsirado. Tai čia su ambicija, kaip sakant, ar ne? Taip, nes šitoj vietoj pas mus dabar žinome, kad keisis, atsiras prie šitos sienos yra gaminama lentyna. Čia kas paaišė? Čia nepašnekė žinios. Čia reiktų žmonos klausti, nežinau, tas dailininkas. Čia atsiras mini biblioteka dabar. Taip. Keisis šitą zoną visą. Taip. Bus minkštasuoliai tokie, lounge zonytė tokia atsiras, kad būtų ir knyga pasiims žmogui, pabūtų kitokesnė truputėlį. Daugs. Rudenį ir pavasarį, ar ne, pas mus vyksta koncertai. Tai čia būna scena. Čia scena ir vyksta koncertai. Bet tie koncertai visada stengiamės į tokius akustinius koncertus eiti labiau. Su bilietais labiau? Tos būna, kad labiau rezervuotai už kažkokią sumą suvalgyti? Rezervuotai ir už sumą, taip. Tai ir Jankavičius, ir Ieva Narkutė, kas dar iš tų keletą sykių pats Plungiškis Česlovas Gabalis jau tikriausiai kokius 3 kartus buvo, ar ne, koncertavo. Kviečiame, bet jau stipresnius. Ta padėjo Monika Linkytė, dainavo pas mūsų Eurovizijos dalyvę, ar ne? Ir iš karto apsistoja viešbutyje, iš karto duoda reklamą, čia labai gudrus dalykas. Man patinka, kaip dėliojat. Kaip tas organizuojat viską. Jo, bet tas organizavimas gal ne to, apie reklamą galvoju, o tai, kad tekdavo patiems kažkur, norint į koncertą, tekdavo išvažiuoti į vandenę, ne? Kažkur tai. O sakom, kodėl Plungė negali turėti savo kažką. Tai kai Kostos Smorigino bus koncertas, aš labai norėsiu atvažiuoti. Mes turime suorganizavęs, turėjo rudenį įvykti. Turėjo būti pavasarį, bet neįvyko pavasarį, tai įvyks rudenį. Kodėl neįvyko? Dėl sveikatos? Ten kažkas jo, bet įvyks dabar derina, kiek žinau, Mantas derina su Anenė, su Lietuvos balso nugalėtoju, iš Ukrainos, kur yra. Tai su juo dabar derina koncertą, kad būtų. Ir Liepos 21 terasai koncertas FC Baseball dainuoja. Nes tai yra vaikinukas iš tikrųjų Plungiškis, ar ne? Kartu grojantis irgi pačių tų Plungiškių. Ir labai dar norėtų turėti skylę pasikviesti Aistę Smilgevičiūtę irgi, kur gryna plungietė. Šiaip rytais vaikštų daug, ar ne? Aš? Ne. Bet šiandien dabar galėtumėt, va taip nuo viešbučio mes greitai praeinam prie to dvaro, kad parodyt, kiek yra atstumas. Gerai, tada jūs pasakokite savo istoriją, o tada, nes labai svarbu yra parodyti, kas kaimynai jūsų. Jo, kai kaiminystę turim iš tikrųjų, net nežinau kaip pasakyti, beprotiškai įdomią, beprotiškai gerą, ar ne. Jeigu tas viešbutis atsidurtų tikriausiai kažkur ten Salomėjos gatvėje 500 metrų nuo čia, mes būtumėm niekam jau nebeįdomus. O kai čia žmogus rytmetyje atsikėlęs, turime sportininkų, ne, gali bėgti į parką, pabėgioti, pasivaikščioti žmonės ir tuo pačiu gauti edukacinės programos, ar ne? Nes, kaip sakau, pas mus yra 96 žingsniai iki pirmųjų vartų į parką, į Oginskių parką. Skaičiuosim, žinokit, aš viską fiksuoju. Aš moku atsukti kasetę, atsukti atgal, jo. Šiais laikais labai lengva. Aš vat ką ir pasakau, dabar čia perėjus prie... 96 žingsniai, sakėt, ar ne? 96. Gerai. Perėjus per perėją, turime čia stovėjo tas Zakso malūnas, kuris buvo. Čia, ar ne? Jo. Ir Plungiškių dėka dabar stovi paminklas tam atsiminimui. Nebuvo planų atstatyti? Čia yra ta vadinama... Atstatyti nebuvo planų? Užplūska, ne? Tai čia mes ją vadinam kriokliu, ne? O žemaitiškai tai yra užplūska.
Užplūska. Taip. Gerai. Čia turime Skalbėjos namelį. Skalbėjos. Jo, čia buvo Gliskus Skalbėjos namelis. Tai čia gal gali būti tada Joglės terminalas šitas? Nebebus, nes Plungiškių draugijos iniciatyva, jis bus renovuojamas. Ir kiek žinau, renovacija turėtų rugsėjo mėnesį. Ir kas bus? Nu, gerai, bet po to vis tiek tada turi skelbti kažką tai. Jį surenovuos ir planai yra padaryti, Turizmo informacijos centras planuoja padaryti, gal ir patys čia persikelti, jie dabar yra tam baltam namelį prie pagrindinių įėjimų durų ir padaryti suvenyrų parduotuvę apie Plungę. Supratau. Rūsį čia yra, ar ne? Nežinau, negaliu atsakyti dėl rūsio. Tikriausiai, kad ne. Jeigu rūsys yra, tai galima dar ir plauti. Nes jeigu plovykla buvo, ne? Ką, skalbykla buvo. Taip, skalbykla buvo. Skalbti reikia. Tai istorija, jeigu atstatinėti iki galo. Tvarko šitos skalbcinus visus. O kur, pavyzdžiui, drabužius, va, klientas norėtų drabužius sutvarkyti, ar ne, tas išvalyti? Taip, mes paimame ir išvežame į Plungį, yra skalbyklą dirbant, jo, ir parvežam. Čia, ar čia kur einam gal tada prie oranžeriją, dabartinė biblioteka. Per kiek laiko išvalo? O mūsų skubiai iš tikrųjų esam sutartį tokią padarę, jeigu žmogus iki 9 valandos ryto priduoda, ar ne, tai jis jau 5 valandai grįžęs vakarė tikrai yra savo drabužiukus išlygintus, išplautus. Tai priority, ne? Taip, priority tokį darom. Nes kiekvienam kambarį yra maišiukai skalbinių sudėti. Sudėjai, užrašai savo kambario numerį, atnešai į registratūrą, mes išvežam. Aišku. Visi tie tvenkiniai čia yra kasti Oginskių. Čia, ne? Jo. Čia kelinti metai buvo? Žinokit, bijau prisimeluoti. Gerai, patikslinsime, užrašysime, jeigu ką. Čia istorija. Ar turit kažkokią statistiką, kiek turistų atvažiuoja per metus į Plungę? Dabar tos statistikos tokios nėra, bet jinai dabar tik pradeda formuotis, ar ne? O kas tą statistiką galėtų turėti, nebent mes užeisim grįždami per tą pusę į Turizmo informacijos centrą pas mergaičių ir paklausim. Gerai. O klausimas yra, kai užsieniečiai atvažiuoja, ką jie labiausiai įsiveža, kokią emociją ir kas jiems labiausiai patinka? Viešbučio svečiai. Aplinka. Kiek mes girdim, tai yra aplinka, ar ne? Ką turim, pačio viešbučio aplinka. Šalia viešbutis tai mūsų Oginskių parkas. Švara viešbutyje. Pusryčiai visi giria mūsų pusryčius, nes nieko nedaro iš pusfabrikačių. Yra mergina, kuri ateina, gamina tik pusryčiams maistą. Taip. Baigus pusryčiams, jinai eina namo. Tai nėra taip, kad superki iš kažkur tai ir tik tai šildai. Taip. Tai ir blinelius kepa, viską daro pačios rankom savo šviežiai. Ką mes čia, kur mes čia atėjom? Čia yra buvusi oranžerija, dabar yra čia Plungės viešoji biblioteka. Mūsų viešoji biblioteka iš tikrųjų yra viena gražiausių Lietuvoje. Tai va, yra laikrodinė sena, čia viršui matos. Čia buvo oranžerija Oginskių rūmų. O dabar Plungės viešoji biblioteka. Irgi va, turi tokių įdomių. Turi šachmatų stalą iš akmens, yra padovanotas, ar ne? Gali prisės pažaisti. Mano sūnui labai įdomu, nes jisai mokykloje yra šachmatų būrelį sukūręs. Gali prisės pažaisti. Geras. Su akmenukais? Ar savo turi atsinešti? Ne, yra šachmatai bibliotekai pasiimti galimas. Geras. Tai pas labiau šaškėmis ar? Šaškėmis. Buvo laikai su tėvuku, tai ir turim tokią irgi. Čia pati biblioteka turi pasiėmimų knygą, kur gali atnešti, pasiimti, paskaityti. Ką tėvukas? Ką čia sakai? Tėvukas Palangoj. Seniau su tėvuku žaisdavom. Bet pats verslumas tas iš tėvuko? Ne, verslumas iš tikrųjų yra iš amžinatelės mamos. Jo, čia jau yra vienareikšmiškai iš mamos verslumas. Tai ką mama? Mama 6-7 metai, kai mama mirus dabar jau iš tikrųjų mirė jauna pakankamai. Vėžys susitvarkė. Bet kai tokia buvo... Taip, taip, nes dabar įmonė mūsų jau yra 32 metai. Tai tikrai reikia suprasti, kad tai ne mes pradėjom, o pradėjo taip, mama su tėčiu kartu. O mes perėmėm iš tikrųjų. Čia statybų. Aišku, ne, statybų verslas buvo mano visiškai atskirai. Jų buvo juvelyrika, kaip ir sakėjau, sarmus parduotuvės ar ne. Būtent prekyba buvo. Tai visos žinios iš mamos. Taip. Mokykla. Pamokos iš mamos ir paskui daug pamokų gavau dirbdamas tarptautiniai kompanijai. Kur dirbot? Iš pradžių tai vadinosi Cosmopolitan Cosmetics.
buvo Prestige Products. Tai mes buvom atstovai Eskados, Gucci kvepalų ir aš buvau pardavimų vadovas Pabaltijui. Čia turim vaikų žaidimo aikštelę, ar ne? Dabar eisim link rūmų. Ir ten matosi naujai sutvarkyta, prieš 2 metus estrada sutvarkyta naujai yra visa aikštė. Koncertams. Jo, koncertams viskam. Tai iš viešbučio daeiti koncertą, kai vyksta, irgi yra 5 minutės. Šalia. Viskas šalia yra. Ir kai vyksta koncertai, viešbutė atsidaręs langus, tu juos girdi. Ir tam ir buvo idėja, kad įsikurti prie parko, kad žmonės galėtų išėti, Krioklys parkas. Nebūtų tų dalykų, ar ne? Tos investicijos tikrai nebūtumėm darę. Labai gerai. Jūs man minėjot, kad su žmona būtent buvo tokia kryžkelė, kada nusprendėte ar į Londoną, į Angliją važiuoja, ar ne? Minėjot kažką iš pokalbio. Jį važiavo į Stambulą. Į Stambulą, taip. Jo. Ir buvom užmiršę, kad reikėjo vežti į Rygos oro uostą mane. Taip. Ir buvom užmiršę, kad yra uždaryta pervaža remontuojama. Taip. Ir apsisukinėjom to aikštelį. Taip. Ir jinai senai apie tą pastatą žiūrėjom. Sekmadienis buvo ir sako, viskas, reikia mes tą svajonę kažką naujo pradėti galvoti. Ir pirmadienį, po sekmadienio rytmetį, skelbimas išeina, parduodamas pastatas. O skelbimas kuriam laikraštį? Skelbimas buvo, man atrodo, internetiniam puslapyje, net ne laikraštį. Ne vietiniam, mane tas? Ne vietiniam buvo tokiam įdėtas. Supratau. Tai tikriausiai pirkimas, rankpinigių padavimas truko, iki pusės valandos. Greitai? Taip, greitai buvo. Tai rankpinigiai kiek? 10%? Aš žinok, nebepamenu dabar tos sumos, kiek rankpinigių. Jau kiek mes trukom ateiti iki Oginskio rūmų pagrindinių. Jeigu tiesiai būtume mėgę, tai tikriausiai. Minutę. Jo. Mano draugas muzikos klipą filmavo prieš porą metų čia. Aha, tai čia Diletos? Taip. Diletas, ar ne? Aišku. Taip, Dileta pas mus irgi koncertavo. Koncertavo, ne? Jo. Tai pas jūs gal ir gyveno? Taip. Nu va, čia kaip viskas. Supratau. Nes mes jau taikom tokį, kad... Minutę, atsiprašysiu. Yes, Andy? What's going on, man? I can't open these attachments you sent me. I will send you, as soon as I will interview, I will send you the information, okay? What is it that you have? Yeah, so I will send you after, okay? Because now I'm doing the interview. Okay. Was it about Revolut? No, this is about hotel. Have you been to Plungė? Plungė. That's the most beautiful town in Lithuania. I think you're living too long in Stikliai. You need to move somewhere to find better things. I will share with you video, and you will understand that Bahamas is good, America is good, Maldives is good, but Plungė is the best. Believe me. Yeah, I will send you after this interview. I will share some footage, okay? And I will call you back. Okay, thank you. Bye. Okay, bye. Čia geras laikrodis, galiu vienu metu viską daryti. Ir mes su žmona mėgstam išeiti kartais po pietų, ar ne, po restoraną prasivaikščioti po parką, kad biškai pravidinį galvą. Tai ką aš atsimenu, kad būdavo su tėvukais, su tėčiu, su mama, ar ne, būdavo sekmadienį, būdavo tvarkos dienos. Tai kad sugaužėdavo čia visa Plungė, su vaikais tėvais ir darydavo tvarką parke, ko dabar daro tik tai žemai patys rūmai. Tai va šitą galėtų tradiciją atgaivinti. Va čia šitas yra amerikonas, ten libanietis, jisai ten daug pilietybių turintis. Tai jisai dabar užstrigęs Lietuvoje dėl teisminių tam tikrų dalykų. Ir Stikliuose yra pats geriausias klientas visų laikų. Ir jis ten pastovi, ten tuose 3 taškuose sėdi, žinai, pastovi, žinai, tai toks. Tai va, turim... Tai aš, dabar konkretus dalykas, kaip žmogui, pernešti tą informaciją ir panašiai, žinai, kad vienas iš tų būdų tai yra filmuota medžiaga, turas. Turime Oginskio rūmus, čia yra pagrindiniai Oginskio rūmai prieš mus dabar. Vienoje pusėje yra kairioji, kitoje pusėje yra dešinioji oficina, vienoje buvo rašinė, kitoje buvo iš dešinės pusės ten gyveno darbuotojai rūmus seniau. Tai va. O rūmuose dažnai vyksta įvairios parodos ir tikriausiai nėra tarpų, kad nevyktų. Toliau vykdo edukacinės programas, ten tokia Saldžioji kafija turi, veda tokia poniutė, gal eisim, gal mes ir rasim jos netgi, tokia Ingrida Fainolė, apsirendangės tais rūbais senais, ne, būtent Oginskių ir... Suremontuota, sutvarkyta, iš tikrųjų čia
Plungės Versalis, žemai. Netgi Lietuvos Versalis, ne Plungės, Lietuvos Versalis. O susiję yra su Versaliu, ar kažkokios vis... Nes pavyzdžiui, va ta komoda, ne, va Palangoj, kur dabar va sutvarkė Vičius. Tai jinai susijus yra, ką mes matėme, kad yra tas pas architektas, kas yra šalia Monako ir Prancūzijos. Sienų yra Lagerfeldo vila. Jinai šiaip yra Prancūzijos teritorija, bet visi galvoja, kad tai yra Monakas. Ir tas pas architektas. Tai va čia galbūt irgi paieškoti. Labą dieną. Čia filmuot galima pas jūs ar nelabai? Labą dieną. Čia mes interviu darom iš... Interviu galim filmuoti pas jūs. Labą dieną. Interviu? Taip, interviu darom. Truputį norim pristatyti Vilniečiams, kad Plungė yra pats gražiausias miestas. O su kuo jūs čia tarėtės interviu? Nieko nesitirinti, ar jūsų klausimą, ar yra Alvydas, gal mums tada sudėti ir pasisterti. Ir galėtume biškį pakalbinti Alvydą. Yra užžiūrėkėm čia. Einam tada pas direktorį. Tai sakykit, kad Respublikos leidinių grupė. Labą dieną, Alvydai. Galim sutrukdyti? Žinom. Tik paklauskit, ar galiu. Alvydą galim filmuoti, yra iš Respublikos leidinių grupės. Žmogus nori interviu. Labą dieną. Aš biškį pasakoju apie Justinas Tomkus. Dabar mes iš viešbučio atėjom iki parko, aš truputėlį papasakojau, bet ne viską aš galiu papasakoti, gal galėtum Alvydai papasakoti daugiau. Apie ką? Apie šitą pastatą, apie mūsų Plungės pasididžiavimą. Mūsų tikslas yra kuo daugiau Vilniečių, kad neišleistų ten, kad atvažiuotų visi į Plungę. O toks tikslas, reportažo. Tada reikia, aš pakviesiu merginą, kuri papasakos. Gerai. Jo, viskas toj Ingrida. Čia gražus paveikslas. Tai trumpai, tokius pagrindinius dalykus, nes dabar jau klipą mes nufilmavome, kai pradėjau šnekėti, tai jau dabar 35 minutės turim filmuotas medžiagos. Tai mums tiesiog reikia parodyti, kad užkabinti, po to išeiti, kad žmonės grįžtų ir po to ekskursijas. Aš dabar kitą darbą dirbu. Tai žiūrėkit, kitą kartą iš anksto informuodami mes tada užeisim, o patys dabar praeinam truputį, išfilmuojam ir einam toliau po teritoriją, nes tikslas labiau lokaciją parodyti. Kada pastas buvo pastatytas? 1847. O tvenkiniai kasti Tuo pačiu metu, ne? Ja. O architektai? Karlas Lorenzas, vokiečių architektas. Su Prancūzija nesusijęs, nieko Versaliu ir panašiai. Čia dėl to, kad vadinam Versalių Lietuvos, čia tik tai taip, esam prikabinę ir viskas. Ne, jie yra panašus. Stilistika. Nes principė tai yra rūmai, ne dvaras. Taip. Kaip kiti Respublikoje yra dvarai, nes kunigaikštis ūkinę veiklą neužsiėmė. Jisai turėjo savo, sakykime, biznį, bet šitoj teritorijai ūkinės veiklos jisai nevystė. Apart, kai buvo šiltnamis, kur dabar yra, žodžiu, biblioteka, oranžerija ten, o žiemos sode laikė, augino gėlės, augalus visokius, kurio dabar pastato to nėra išlikę. O šiaip čia buvo reprezentaciniai pastatai, rūmai, dvi oficinos, kur tarnai gyveno ir jo ofisas buvo, kur užsiminėjo miško ir daug žemės jis turėjo. Toliau kas žirgynas. Arklidės, ne? Žirgynas, ne? Tai va čia man labai taip. Gerai, atsiprašau. Žirgynas yra todėl, kad jisai augino žemaitukų veislę žirgus ir tai irgi yra rūmų atributika, kaip, sakykime, kaip pastatai būna ir garažai. Dabar garažus visi statos, mašinas, visokias prabangias laiko garažus, o čia žirgus laikė. Ir įsivaizduokim, išeina į parterį, išeina į balkoną svečiai. Svečiai tai jo būdavo ir kunigaikščiai atvažiuoja ir iš Rusijos, ir iš Europos suvažiuodavo tie valdininkai visi ir išėję į terasą, jeigu matytų garažą kažkokį, tai užtat ir buvo prabangus pastatytas, jokio kvapo nieko nebuvo, čia gėlynai viskas ir užtat ta visa erdvė vadinama rūmai su priklausiniais, taip kaip ir Versalio rūmai. Žodžiu, ten buvo tik reprezentacijai skirti pastatai. O dabar galima bus užeiti? Ar šiuo metu atidaryta, ar reikia iš anksto planuoti? Uždaryta, ne? Bet ten yra didelė salė koncertų, dar mes nesam visą projektą padarę. Dar reikia dabar, kaip tik teikiam investicinį projektą, sutvarkyti žiūrovinę dalį.
Sakykime, atlikėjams, koncertuotojams yra pilnai sutvarkyta viskas, ten persirengimo kambariai, tualetai, o žiūrovinė dalis nepadaryta. Kiek klientų per metus atvažiuoja? Apie 80–100 tūkstančių. Planas koksai, toks, kur norit tas skaičius? Strategiškai, jeigu mes viską įgyvendinsim tos planus, kuriuos siekime, kad infrastruktūrą sutvarkyti, tai iki 200 tūkstančių per metus. Dvigubai galėsim didinti kainas. Čia tau ir geriausia daryti. Nes ir parke, ir visur vyksta renginiai. Kaip ir dabar, kad buvo čia miesto šventės, tai buvo iki 4000, tai tikrai buvo šitą penktadienį susirinkę. Tai vienadieniai renginiai netgi pritraukia. Turim tradicinį renginį Oginskio, tarptautinį Mykolo Oginskio festivalį, kuris yra kamerinis klasikinės muzikos festivalis, kur dalyvauja tik simfoniniai kameriniai orkestrai. Respublikoje irgi mažai tokių renginių yra. Turim parodas, tarptautinės parodas ir šiemet, rugpjūčio mėnesį, atidarysim Lietuvos, Latvijos parodą, labai tokia, galima sakyti, netgi gal su N15 ar 18, kaip čia dabar. Jo, čia tokia subtili paroda ir žymių autorių paroda. Veiklos yra apšiai. Tai aš vieną klausimą paskutinį tik paklausiu. Koks yra pažadas arba koks yra argumentas, toks koziris pagrindinis Vilniečiui, kuris sprendžia pirkti Testuro ar Novaturo kelionę į Turkiją, kad visgi pasirinktų Plungę? Tai yra išskirtinė vieta, kurioje žmogus gali ne tik pailsėti ir parke, ir toje erdvėje, bet ir gauti kultūrinio peno. Tai yra reikia sekti kultūrinį mūsų kalendorių, tai yra išskirtiniai koncertai, tai yra išskirtinės parodos, aplinka ta visa. Ir jeigu Vilniuje, Vilnietis ar atvažiavęs į Vilnių svečias nueina į filharmoniją, irgi išgirsta gerus koncertus, mato gerus atlikėjus, tačiau jie išeina į aikštę, ant asfalto, o čia išeina į parką. Tas tarsi yra tos emocijos, to patirto džiaugsmo koncerto metu perkelimas tolesniam. Ir galima pasivaikščioti po parką, galima nueiti į viešbutį, gerą išmiegoti. Tai to paties paskutinio klausimo paskutinis klausimas. Kur internete rasite apie renginius? Oginski.lt. Oginski.lt. Ačiū labai už skirtą dėmesį. Dėkui. Atsiprašom, kad pavogėm tiek laiko, bet stengsimės. Dėkui. Viso. O mes jeigu biškį per pastatą galim praeiti. Ačiū. Čia mes galėtume iš karto eiti tada prie įėjimų, kaip yra į viršų, tais laiptais septyniais ir tada sukit, gal šios. Ačiū. Alvydai, o nebedarysite aukcionų, kaip jau meno kūrinių aukcionų pardavimų? Tai viena iš mūsų darbo veiklų yra. Žodžiu, siūlyčiau ir atidarysiu duris ir einam į viršų. Gerai. Tai aš tada einu taip, kad matyt, truputį nubėgsiu. Jo. O jūs angliškai šnekat? Angliškai? Welcome. Please. Ačiū. Labą dieną. Labą dieną. Čia yra kunigaikščio
biblioteka, cigarų kambarys. Oho. Tai rūkyti, jeigu tėvukas ateis, tai galės susirūkyti, ar ne? O, tam tikrą mokestį taip. Gerai, o koks tai mokestis? Nežinau, pažiūrėtume, nes Gerai, ne, tai jeigu aš jau sužavėsiu. Skirtas Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, nes Oginskis jį priglaudė 14 metų. Jisai pradėjo čia mokintis muzikos, profesionaliai mokintis, jisai kiek mokėjo vargonuodavo su tėvu. Bet 14 metų, 4 metus mokinosi šitą muzikos mokykloje, vieno iš pirmųjų, ir baigęs išvažiavo į Varšuvą studijuoti. Čia originalus rūmų pianinas, kurio groja pats Čiurlionis. Bekšteinas. Jisai ir dabar yra veikiantis, koncertuoja vaikai. Ir Karalių pasaka, kur dabar filmuoja, tai yra šitas paveikslas tapytas Plungėje. Fantastika. Jo. Antrą kartą Čiurlionis atvažiuoja jau su Sofija, Kuliuose gimusi Sofija ir Kymantaitė. Ir jie apsiženija ir tada sukuria šeimą. Čia šitie visi grafika yra iš Oginskio rūmų. Visi autentiški originalūs darbai yra. Gerai, viskas gerai. O čia Kunigaikštienė Marija Oginskienė, čia jūs galite pažiūrėti. Portretas. Monika Navickienė panašiai. Marija Oginskienė. Sako panašiai. Į ką? Į šitai Monika Navickienė. Čia yra viskas. Pažiūrėk, kas yra Monika Navickienė. Ten yra iš mūsų fondų žodžiu sudėta ekspozicija, bet mes ją vis atnaujinam. Toliau, bet gal visko nereikia, ar kaip? Jo, čia ekspozicija iš mūsų fondų. Žemaičių dailininkų. Turime ir Varnelą darbų, tačiau dabar esame programas. Turime Igno darbų. Ekspozicijas vis atnaujinam, nes kad būtų toks judėjimas. Jeigu pastebėsit spalvas sienų, ar ne? Šiek tiek jos ir mūsų viešbutį. Tai būtent buvo imtas spalvos ir imtasi pagal Oginskio spalvas. Man asmeniškai jų viešbutis yra pats gražiausias viešbutis Lietuvoje. Wow. Anksčiau aš tai esu pasakęs pats viešbučių, dabar aš turiu pasakyti būtent, kad keičiu savo poziciją. Oficialiai. Nežinau, ar aš galiu kažkiek įtakot, bet tikrai pasakysiu, kad... Aš noriu pasakyti, kad dar mes organizuojam labai įdomus dalykus. Mes Plungėje yra geležinkelio stotis. Tai tada mes sujaunim šito pramogų organizatorių, kaip jisai, jaunis toks plungiškis. Gediminas. Gediminas, jo. Mes esam keletą padarę tokių ekskursijų. Žodžiu, jisai suorganizuoja žmonių grupę, visas
Vienas arba du vagonai užpildomi organizuotais žmonėmis, jie atvažiuoja į Plungę, mes jiems parodome čia, pristatome dvarą, parodome visas veiklas, kas čia vyksta, pavaikščiojam po parką, papasakojam istoriją. Didžioji salė, kurioje paskui nusileisim, padarom pietus, jie pavalgo, paskui su mūsų autobusu išvažiuoja į Bukantę, nes mes turim filialą Bukantėje, ten yra Žemaitės tėviškė, dvare duodam irgi papasakojam žaidimus, rodom žemaitiškus, papasakojam Žemaitės istoriją, vaišinam, vakarienę duodam su etno paveldo patiekalais, kastėnį kokį nors ir biškį įpilam žemaitiško. Ką žemaitiško duodam? Žemaitiško. Žemaitiško duodam biškį ir po to visi grįžta į Plungę, sėda į traukinį, važiuoja į Vilnių. Fantastika. O kiek užtrunka? Praktiškai užtrunka tiek čia visą dieną. Jeigu atvažiuoja ryte traukinys apie 11 valandą, tai iš čia išvažiuoja 5-6 ir tada... Ir traukinys, būtent traukinį, kiek užtrunka nuo Plungės? Nuo Plungės į Plungę trunka virš 3 valandų. 3 valandos. 3,5 valandos. Bet internetas yra patogus? Viskas yra internetas ir dar ten, jeigu važiuoja, vieną kartą važiavo vienas kolektyvas, dabar neprisiminsiu, kažkoks verslo kolektyvas važiavo, tai jie turėjo gerą laiką ten vagone, leido savo laiką ir grįždami leido laiką, tai buvo patenkinti žmonės. Labai gerai, labai gerai. Jo. Nu ką, reikės išbandyti? Jo, iš toks maniakas galas. Gediminas Jaunius, nu? Ok. Elitas. Čia Antanas Lipskis. Iš mūsų. Profesionalus gydytojas, širdies daktaras, jis jau amžinatilsį miręs yra, bet jis mėgo tokia prancūziškos stiliaus. O čia įkvėpimo, čia galbūt tas stalas, kur yra šachmatų stalas, ne čia? Ne, čia iškvėpimo. Ne, tas šachmatų stalas ten visai nesenai yra atsiradęs. Daros ten Rolandas Mačiuitis įvadomoja biblioteką, ar ne? Nu, iš čia labai puikus vaizdas yra į Žirgyną. Žirgyno salė talpina virš 1000 žmonių žiūrovinė salė yra. Žodžiu, ir ten. Žodžiu, po šiandienos filmavimo tikrai pažadu, kad nebemaišysiu Žirgyno surus. Jau supratau. Tas jau ką baudas mokės. Mane dukra labai stipriai edukuoja šito klausimo. Jo, Žirgynai yra visai kas kita. Ir jūs įsivaizduokite, jeigu čia būtų mėšlo kvapas ar arklio kvapas, to nebuvo tikrai. Nes ir gėlynai buvo dar labiau išpuoselėti. Tuose 4 aikštelėse būdavo rožynai visokie suformuoti taip, kaip yra ir Latvijoje Rundalės dvare. Rundalis ar ne? Koks tam jį panauk? Rundalis. Ne, Rundalis. Tai kiek žemaituko, kiek gali būti tenais laikoma? Ten būdavo visa banda žemaituko, apie 30 žemaituko. Vidurys buvo skirtas maniežui, didžiulė salė ten yra, žodžiu, prabėgimui ir dresūrai. Šonuose buvo tos gardai suformuoti, kur jie juos laikydavo vienoje ir kitoje pusėje. Būdavo karietos sustatytos. Nes jisai remdavo netgi lenktynės. Kas greičiau nuvažiuos į Lietuvą. Ir tada išsirikiuodavo visi pakelėse, visi valstiečiai, žmonės žiūrėdavo, tas stebėdavo. Ir jisai keisdavo arklius, žirgus keisdavo. Pakeliui. 2-3 kartus. Bet eidavo žirgai juodai. Kas greičiau? Greičiau, ne? Nu, pas brolį. Iki Lietuvą netatemdavo tokio greičio, žinau. Nekeisti. Turim liftą su negalia žmonėmis. Šitą pasirinkimas yra patekimas. Žmona interjero knygą yra išleidusi. Tada turim konferencijų salę.
Gimęs Lietuvoje, Kaune. O šiaip suformuojam 100 vietų konferencijų salę. Visi ekranai, viskas yra. Šitą salę mes turim kaip komercinę salę, mes ir nuomojam, ir vestuvės čia būna, surašymai, būna kiti renginiai, koncertai visokie. Čia turim tas salės, šias salės turim kilnojimų parodų salės. Dabar eksponuojasi žymi jauni dailininkai, žymi jauna dailininkė Mykolė Venusauskaitė. Gal žinot, universitetą Vilniuje jinai vieną iš aukštų visą uždaryti savo projektą. Visą aukštą? Visą aukštą. Iš fasado pusės. Iš fasado? Iš fasado pusės. 3 aukštų universiteto fasadas. Ir vidurinį visą fasadą uždaryti savo darbą, būtent Plungės vaizdu. Ir nuvažiuos ir pasižiūrėkime ir Plungės parko. Šitos paveikslus laimėta kultūrų partija. Mano projektas jau buvo gaunas finansavimą. Jinai mokinosi, baigusi yra Paryžiaus instituto dailės. Bakalauro. O gerai, jeigu patinka, nusipirkti galima? Kaip? Nusipirkti galima? Taip, jinai pardavinėja. O kainas nurodot ar ne? Ne. Bet žinot? Nežinau. Į autorių kreiptis, ar ne? 4 000. Jinai vertina gailės. Jeigu vestumėt. Tokie fani, šitie darbai. Ir savotiškas braižas jos. Čia eskizai. O čia dar reikia rašytojai planą matą. Tai Voislas koncertas bus čia laukia? Kino. 21 Voislas su violončeliu. Nes kažkas užėmės žemyną. O tai Voislas pas mus laukia? Viešbutai pas mus. Gerai. Aš jau buvau girdėjęs kitur, man atrodo, ir buvom pasikėtę į savo viešbutį irgi Voislas su violončeliam. Ypač tai paėmame, Alikos dainas kokias. Po mėnesį laikom parodas. Laikom tas kelias parodas, visas sales. Stengiamės pristatyti ir ne tik Lietuvos, bet ir užsienio. Prieš tai buvo iš Prancūzijos menininkų paroda, labai stipri paroda. Čia buvo prancūzų, kaip buvo šitas atvežęs. Ir prancūzų ir Prancūzijai kūrusių lietuvių buvo šitą Jusionytė. Taip. Buvo čia buvo užskirtas vienas miestas, Vėjėmiškis. Ir dabar galime eiti į Janučį, nes turim. Mes turim ir archeologiją. Monopolio žmogeliukas. Vaikams. Monopolio. Žodžiu, pristatome šiek tiek istorijos. Šitos vietos Plungės krašto nuo ledynmečio iki krikščionybės. Vyksta edukacija, užsiminė, Mamuto kalnas, netoli Trečiukiškas. Kiti radiniai surasti irgi čia iš šios vietos. Gamybos piliakalnis. Tokius dabar akinius nusipirkau, kad kitą kartą ateisiu su filmuojančiais akiniais. Daug patogiau. Raibanas išleido tokius akinius. Ir netgi galvoju, čia galėtų būti modernus sprendimas.
Bet kaip gerai, nes dažnai būna, kad filmuoji kažką, pats nematai, ne? Bet tu čia ir pats matai, ir plius filmuoji. Jeigu uždėlė, pavyzdžiui, žmogui, vat, kaip man, iš natūrą darote, aš filmuoju ir aš nukraunu šitą dalyką ir žmonai tada nusiunčiu. Wow. Čia vat, efektas toks, jeigu tikslas yra kuo labiau paskatinti, kad kiti žiūrėtų. Tai čia naujas Facebooko ir Ray-Bano projektas. Tai mes dabar būtent savo žurnalistams irgi norėsime į tam tikrus renginius uždėti va tokius sakinius ir kad transliuotų Facebook'e Respublikos. Pas mus 75 000 berods buvo vakar. Wow. Žmonių, kurie žiūri naujienas. Tai sakė, kad reikia 100 000, tai dar prijungsim regioninių spaudą. Tai, o pas mus sąsajos dėl to, kad Šiaulių krašto grupiai, ponai Verteliui, anksčiau, tos iki šiol dar priklauso Žemaitis. Žemaitis. Ir va dabar žiūrim, kaip tos technologijos gali šiek tiek... Ką? Gerai, vėsu čia. Drėgmės. Ir šiek tiek dar rekuperacija ištraukia. Ištraukia savo valgą. Toks pastatas buvo, kaip muziejus. Aš ateinant pasakoju, žinai, ką pasikliau apie tai, kad būdavo su tėvais, būdavo pavasarį, būdavo talkos dienos. Ir visi pungiškiai su vaikais eidavo tvarkyti paradą. Sko reikėtų tą atgaivinti dalyką. Taip, daryk, surink dar Pokemonus. Jie tvarkys su savo... Ir tegu renkat. Ir prizą duok, žinai, ten... Ledais pavaišink, žinai, daugiausia surinkusi. Čia labai gerai idėja, tavo, žinai. Nes to, mes kai šiandien sakė, su tai tu padas į parką, aš prisimenu, kad su vaikais eidavo būdavo talkos dienos. Parką tvarkyti paradą. O mano draugas, jisai vaikystėje, pirmas projektas, kur pinigus pakėlė, tai Radviliškė darydavo šokio maratonus. Ir pamirštas reikalas, bus kas ilgiau iššoks. Tai va, kas ilgiau iššoks. Šokio maratonų, turite aikštelę. Reikia čia padaryti. Tai va, tai Eugenijau čia darysi. Užtenka tos čiužinius ar vinis gaminti. Šitą darysi dėl šokio maratonus. Senas turim kalvystės, Vytauto Jarutė. Jisai Žemaitijoje irgi yra kūręs kalvis. O iš kur? Jisai kokia... Nežinau, tai aš Nusinjauta, bet jisai dabar Panevėžyje. Bet mėnesį. Vadinamos saulutės, ne? Kaip vadinasi? Saulutės, ne? Kiek aš žinau? Saulutės. Saulutės. O, mums gintaras labai yra svarbu. Mes tik pas Mizgirį buvom už vakarą, Kazimierą. Nidai, žinote, ne? Kas tokia? Kazimieras Mizgiris. Mizgiris, nu? Nu, tai vat jis tam modernų labai muziejų padarė Nidai. Aha. Ten investicijos 2 milijonai, bet yra tokių gabalų, kur... Tai yra tinka šeirinės kairė pusė. Jis 2 turi. 2 turi? Tai dabar priešas Maxima. Tas moderniausias, tai būtent priešas Maxima. Tai irgi pasakojo, kad... Čia jau su tokiais baltiškais ženklais. Įdomus. Žiedai. Labai. Tik. Čia naudojami ir ant kapinėms tuos saulutės. Ant kapinės jos. Nu va. Turim dar formuojami ir kapinė. Irgi parodyti. Parodykit visas slaptas vietas, parodykit. Taps nebeslaptos, bet vis tiek įdomu. Rietavos gražus ar manis? Žinau, kad Plungės ir Rietavo laikraštis, bet Rietavo nekarto nesu buvęs. Bet žinau, Žaneta iš Rietavo. Žaneta jau. Čia mes tas erdves turim, kaip vyksta konferencijos, edukacijos medam. Žodžiu, konferencija kaip vyksta, tai yra kaip kava arba kaip gerą. Kaip kas paprašo, tai tik būna paprašo garsais ir... O kur virtuvė? Jie turi virtuvę, bet mes esam keletą kartų vežę tiekia maistą, kad jau ką turiu sakau, ką užsisakė. Ne, bet čia vestuvėms, o gerai, bet vestuvėms galima išnuomoti, ar ne? Tai čia, žinokit, čia ant to ir fokusuotis reikia. Indiškas vestuvės darysim, labai brangiai. Jie turi virtuvėlę to kartu. Gerai, buvo Plungėje nors vienos indiškos vestuvės. Indiškos? Indiškos, ja. Tai va, aš parodysiu, atsiųsiu nuorodą, kaip Monake atrodė indiškos vestuvės. O, yra
Trečias tas yra? Turi Elioveitą. Reikia. Mes tos kafinus specialistus piratus, receptus turime auginti. Labai gerai. Sausainius ant 4 vėliavą. Kosmosas. Liuks. Gerbėmieji, mes turime istorinį puodelį, kurį 18-19 amžiuje iš jo gerdavo tik vyrai. Koks čia puodelis ir kam jisai skirtas? Kokiu tik Tik apie korsetus papasakot? Tai aš šį pavasarį nepaklausiau, kur dirbau tarptautiniai kompanijoje, susikviečiau buvusius darbuotojus mūsų čia Lietuvos ofiso ir ėjom čia darėm edukaciją, tai visiems buvo wow. Irgi čia saldžiai kafėje turėjom, irgi apie tą puoduką. Vyriškus korsetus. Nes praktiškai ir man reikėtų vyriškų korsetų, kad pilvo nuimti. Anksčiau tai būdavo, žiūrit, kokie džentelmenai faini. Ir, čia kaip man tarnas turėtų daryti, pilvo biškį tvarkyti. Šitoj, man atrodo, filmą mes nufilmuosim visą. Jau tada, Aleksandrai, čia tau linkėjimai, žinok, čia tiek istorijų, kad šakės. Įkvėpimo, vad ieškai, tu Maldyvose, ten, žinai, ten Prancūzijos, o čia plungė viskas. Aš tarsi plungė važiuoju. O Aleksandras čia klipą filmavo. Diletas. Diletas, kai buvo su tuo... Jėzus Marija. Su džiazu jis jau buvo dabar... Alanas Košnau, ar ne? Ne. Čia kas dabar plungė. Ai, šitas. Somovas. Solianas Somovas. Nes jie kartu paskui atvažiavo dainuoti pas mūsų. Irgi koncertas buvo. Nu va. Tai mes dabar einame į tą. Mes dar eidami užeisime į TICA, Turizmo informacijos centrą. Bet ten užbėgsim. Žinok, per laiko man reikia būtinai jo, žinok, nes... Bet mums pakeliui ten atsirai. Nes aš turiu Vakarų Ekspreso redakcijų nevėluoti. Čia į dušą, ne? Jo. Čia tik tokius turbūt filmuoja. Čia kas? Jo, pažiūrėkit, kokia yra žavi ekskursijų vadovė. Mes atėjom dabar, susidarėm šiau, kada pravestum mums. Reikia pasiskambinti, pravestum. Aš pažadu grįžti. Mes kitas įkvas atvažiaus. Tai ne tik pripasakos apie visus podelius, apie... Gerai. Vyrams reikia papasakoti Čia mūsų rūmų ponė. Apie korsetus, apie viską, kaip moteris auga. Direktorė, kaip jūs čia ten girdi viešumą. Mums reikia kuo daugiau Vilniečių prikviesti. Na, čia misija yra, va tokia iš karto sako. Tai pas žmonės, jūs jau esat buvę, tai jūs žinot, kad pas žmonės reikia atvažiuoti kavutis ir pletkų. Pletkų. No, kavutis ir pletkų. O, taip. Bet reikia pasisakyti iš anksto. Reikia prasinešti, kad atvažiuosit ir tada aš jūsų lauksiu su kavutė ir pletkai. Tai apie pletkus, apie Žemaičio redaktorę, kad mes papletkavokit. Laikraščio Žemaitis, turit pletkų kokių?